Labą diena. Šiandien mes esame tiesiai iš Los Andželo Convention Center, kur vyksta konferencija. Ir dabar yra pertrauka. Tai galėsiu parodyti viską, kas čia yra. Labą dieną, Emilija. Ir mes esame pačiame Los Andželo centre, kur aplink vieni dangoraižiai. Ir kaip ir minėjau, atsakysiu į vienos mamos klausimą apie tai, ką daryti, kai tėvai mano, jog mokytojas ar jie patys turėtų atsiprašyti ir apskritai, ar jie turėtų atsiprašyti. Situacija, kurios aprašymą aš gavau, buvo tokia, kad vaikas darželyje parodė užpakalį ir dėl to buvo priverstas užlipti ant kėdės ir prie visų nusimauti kelnes. Ir kai mama manė, kad tai yra netinkamas pedagogo elgesys, ir klausė, kodėl vaikas taip privalėjo padaryti. Atsakymas buvo gautas, kad dėl nevienkartinio ir netoleruotino elgesio. Dėl ko labai tėvai nustebo, nes tai buvo pirmas kartas, kada jie apie tai išgirdo. Taigi, aišku, ir mano pirmasis klausimas, kaip ir mamos, būtų, kodėl aš apie tai sužinau tik dabar. Ir aš nežinau, kodėl jūs sužinote tik dabar. Mes šią problemą ganėtinai turime Lietuvoje, kadangi dažnai susiduriu su pedagogais, tai jie dažnai nedrįsta tėvams skambinti, kviestis tėvų, su jais kalbėti apie problemas ar iššūkius, su kuriais jie susiduria, tarsi taip bijodami parodyti, kad jie galbūt neturi atsakymų į tam tikrus klausimus ar nedrįsta į juos atsakyti. Kitas dalykas, kurio mama sulaukė, tai kad kai ji paklausė, ar mokytoja atsiprašys vaiko, jai buvo atsakyta, kad mokytoja neatsiprašys, nereikia, nes ji jau gavo nuobaudą. O švietimo skyriaus darbuotoja pasakė, kad norite žmogų nubausti 2 kartus. Ir kai vis dėlto atsiprašė mokytoja tėvų, tai formuluotė buvo tokia, kad atsiprašau, bet nemanau, kad turėčiau atsiprašyti. Taigi, mamai, kuri ir parašė, kilo 2 klausimai. Pirmasis, ar tikrai atsiprašymas griauna suaugusiojo autoritetą? Ir antras klausimas, ar tikrai atsiprašymas švietimo sistemoje yra bausmė? Nėra gerokai arogantiškas vaizdas už mano nugaros. Gerokai nuostabus vaizdas už mano nugaros, lygiai taip pat kaip ir priešais mane. Saulėtas ir nuostabus. Taigi, atsiprašydami mes esame geresni ir tėvai, ir pedagogai. Visų pirma, atsiprašymas yra santykis. Atsiprašymas rodo mūsų empatiją ir apskritai mūsų supratimą, apskritai, ką mes darome. Man labai patiko vieno psichologo, iš tiesų mokslininko frazė, kurią jisai sako, kad daugiau mylėk, mažiau kontroliuok. Ir mes visi tėvai kartais pakeliame balsą, kai neturėtume jo pakelti. Mes visi pasakome tai, ko vėliau tenka gailėtis. Tikrai, jeigu jūs niekada nepasakėte nieko, ko jums gyvenime reikėjo gailėtis, tai aš jūs labai sveikinu. Jūs vienas iš turbūt kelių žmonių, apie kuriuos aš dar nesu girdėjusi šiaip jau. Ir aš manau, kad atsiprašydami mes parodome, kad mums rūpi santykis,
Atsiprašydami mes metame velniop savo išdidumą ir norime būti pažeidžiami ir leidžiame savo būti pažeidžiami su vaikais ir parodome, kad tas santykis, kurį mes kuriame su vaiku, mums rūpi. Visų antra, kai mes atsiprašome, mes demonstruojame tinkamą elgesį. Mes demonstruojame charakterio stiprumą, o ne silpnumą, kaip kartais gali atrodyti, kad, maždaug jeigu jau aš vaiko atsiprašysiu, tai jau čia sumenks mano autoritetas. Nieko panašaus. Mes mokome vaikus, kad parklupti yra normalu, kad žmonės daro klaidų ir kad klaida yra ne pasaulio pabaiga. Tiesiog reikia pripažinti klaidą, atsiprašyti ir judėti tolin. Aš labai mažai žmonių pažįstu ir dėja pati nesu tokia, kuri galėtų sakyti, kad turiu daugybę budos savybių, dzen ir apskritai gebanti išlaikyti ramybę ir savikontrolę visais gyvenimo atvejais. Ir kai mes atsiprašome, mes parodome, kad yra žmogiška kartais prarasti tą savitradą, yra žmogiška kartais, susierzinti, bet yra nepaprastai svarbu gebėti atsiprašyti ir gebėti susitarti su vaiku. Galiausiai, ką jau minėjau šiek tiek anksčiau, bet dabar noriu dar kartą atskirai pabrėžti, tai yra, kad atsiprašymas nėra nusižeminimas ir nėra autoriteto praradimas. Mes Lietuvoje labai dažnai dar taip manome. Ir Karina rašo, ar nemanot, kad pedagogai negali perlipti savo didžiojo aš, tik todėl, kad jie nematė to pavyzdžio savo namuose tarp tėvų. Lietuviai, ko gero, pernelyg teisuoliai savo akise, kad galėtų tai garsiai pasakyti. Taip, aš manau, kad yra daugybė žmonių, kuriems gėda atsiprašyti, kuriems atrodo, kad jeigu aš atsiprašysiu, tai aš parodysiu, kad aš klydau. Taip, jūs parodysite, kad jūs klydote, bet klysti yra normalu. Jeigu jūs, apskritai, neklysta tik tai tie, kurie niekada nieko nedaro. Tada tu niekada nesuklysi, tada tu neturėsi jokių problemų, o jūs negalite žiūrėti ne iš viršaus. Negaliu, nes man nepatogu tada laikyti telefoną. Nes iš tiesų aš tada turėčiau iškelti telefoną ir man labai nepatogu, aš savo rankas atrėmiau į kelius ir man taip yra patogiau. Galiausiai yra kartais tėvų, kurie šneka atsiprašančių tonų. Mažuli, daužyti negalima mamytės, mamytė liūdi, kai tu dauži man, ar ne? Tai gali būti autoriteto praradimas, bet net ir tai, jeigu mes, kad ir tokiu atsiprašančių tonų kalbėsim su vaiku, ar ne, nėra... Gidija rašo, žiūrėkit, iš viršaus dangus toks saulėtas, tikrai dangus yra fantastiškas šiandien. Čia net 27 laipsniai. Taip, mes vaikų privalome atsiprašyti. Mes privalome pasakyti, kad mes suklydome. Taip mes rodysime tinkamą pavyzdį, taip mes būsime, tie tėvai ir tie pedagogai, kurie iš tiesų padeda vaikui įgyti tuos socialinius įgūdžius. Ir mes būsime tie, kurių dėka vaikas bręs emociškai. Kita vertus, yra nepaprastai svarbu parodyti ir pagarbą. Net jeigu vaikas yra mažas, skirtingai negu kai kurie suaugę mano, jis lygiai taip pat vertas pagarbos ir mes lygiai taip pat turime bendrauti su juo pagarbiai. Tik matydamas pagarbų bendravimą su juo, vaikas pats išmoks pagarbaus bendravimo. Negali reikalauti vaiko atsiprašyti, negali reikalauti vaiko, gailėtis to, ką padaręs, jeigu pats to. Teko įeiti į vidų, dėl to, kad
nutrūko ryšys lauke. Ir aš kalbėjau apie pagarbą, apie tai, kodėl yra nepaprastai svarbi abipusė pagarba. Ir norėjau pasakyti tik tai, kad vaikai yra nepaprastai atlaidus. Vaikai yra atlaidus, jeigu mes atsiprašome, jeigu mes nuoširdžiai pasakome, kad mes gailimės, kad mums nemalonu, kad mes praradome savitvardą, kad mes kitą kartą tikrai pasistengsime elgtis kitaip ir mes paslydome. Tai vaikai atleidžia. Aš nepažįstu nei vieno mažo vaiko, kuris būtų pasakęs mokytojui arba tėvams, ne, tau neatleisiu niekada. Jie mus myli ir jie mato mus tarsi superherojus. Jie netgi galvoja, kad mes niekada neklystame. Ir galbūt dėl to jie ir yra tokie nepaprastai mums ir mūsų klaidoms atlaidus. Ir galiausiai mes tampame geresniais. Mes tampame geresniais dėl to, kad mes darome klaidų. Tėvystė yra sunku. Tėvystė yra labai sunkus darbas. Aš net neįsivaizdavau, koks jis yra sunkus. Iš tiesų, kol dar buvau mokytoja ir neturėjau savo vaikų iš šono, visada atrodė, kad tą daryčiau kitaip, o tas man tikrai geriau sektųsi ir kodėl čia taip tiems tėvams sunku. Bet kai pradėjau su tuo susidurti pati, pamačiau, kaip vis dėlto tai nėra lengva. Ir mes padarome daug klaidų. Mes nemokame būti gerais tėvais. Ir tai yra mokslas, tą reikia stengtis daryti, su tuo reikia susigyventi ir to reikia išmokti. Ir jeigu mes mokomės puikiai šokti, jeigu mes mokomės puikiai žaisti krepšinį, mes dažnai nesimokome būti puikiais tėvais. Ir kai susidurėme su tais iššūkiais, mums nėra lengva. Tada mes patiriame gėdą, mes kaltiname save ir tarsi baustume save už tai, kad netitinkame savo paties išsikeltų standartų. Bet irgi reikėtų atleisti ir savo už tas kartkartėm atsitinkančias klaidas. Tai aš manau, kad vis dėlto, ypač tokioje situacijoje, kaip toje, kur aprašė mama, mes turėtume atsiprašyti. Mes turėtume atsiprašyti vaiko kaip pedagogai, pasakyti, kad elgesys buvo netinkamas, netoleruotinas ir tiesiog, keistis. Tiesiog keistis ir stengtis tų klaidų nebedaryti. Nes atsiprašymas vis dėlto yra nepaprastai svarbus. Jisai mums padeda užmegzti ryšį, jisai padeda mums susisieti vėl tais nepaprastai svarbiais ryšiais, kurie po to leidžia būti ir pažeidžiamais. Ir Giedrė rašo, kad arogantiškas vaizdas iš nugaros buvo fainiau. Tikrai taip, man irgi buvo daug smagiau sėdėti lauke per pietus, negu kad per daug kondicionuotame konferencijos salės koridoriuje. Bet dėja lauke nutrūko ryšys, tai teko pareiti į vidų. Jeva rašo, ištraukčiau, jei galėčiau, bet kai išgirsti iš vaiko, jog vadina juos darželėje chuliganais ir tėvų net neatsiprašo, tiksliau ignoruoja, tai kaip tą auklėtoją priversti? Tik kalbėdami. Iš tiesų, jūs auklėtojos imti ir priversti negalėsit. Aš kaip tik šiandien buvau vienoje tokioje paskaitoje,
Ir ta paskaita buvo daugiau net dirbtuvės. Ir per tas dirbtuves mes kalbėjome apie konfliktų sprendimą. Tai buvo iš tiesų nepaprastai įdomios dirbtuvės, nes šnekėjo apie Harvard Negotiating Project ir kas tai yra per projektas ir ko juo yra siekiama. O siekiama, kad ugdymo įstaigose žmonės išmoktų spręsti konfliktus, nes mes, pedagogai ir visi švietimo bendruomenės nariai, mes dažnai konfliktus slepiame ir konfliktų vengiame. Dėl ko mes tų konfliktų vengiame? Dėl to, kad ir universitete, ir visur yra kalbama apie pedagoginio darbo prasme, apie tai, koks jis yra prasmingas ir koks jis yra svarbus ir kokie mes turime būti ir šilti, ir supratingi. Ir labai dažnai nekalbame apie tai, kad konfliktai yra gyvenimo dalis ir jų sprendimas ir gebėti juos spręsti yra nepaprastai svarbu. Aš netgi toj pasižiūrėsiu, esu keletą dalykų net užsirašiusi, kuriais galėčiau pasidalinti. Tai pavyzdžiui, irgi, tarkim, jam siūlo pedagogams pradėti nuo to, kad sutarėme, kokios bus mūsų taisyklės ir po to tas taisyklės pristatome ir tėvams. Ir pavyzdžiui, viena iš taisyklių yra, mes būsime vieni kitiems pagarbus. Bet man pagarba galbūt turi visai kitokį atspalvį negu mano kolegai. Ir dėl to yra siūloma apsibrėžti, kas yra pagarba ir kaip atrodo pagarbus elgesys. Arba pavyzdžiui, mes išklausysime vieni kitų ir tada mes apsibrėžiame, o kaip aš demonstruoju, kad aš klausau. Ir man dar nepaprastai patiko apie tai, kad pedagogai yra labai linkę burbėti. Ir kai aš Lietuvoje nekartą esu šnekėjusi apie tai, kad pedagogai mažai šypsosi ir burba, tai net pas kai kuriuos žurnalistus laidose esu dėl to atsidūrus, kad čia aš verčiu šypsotis ir taip toliau ir panašiai. Bet būtent šitas Harvard Negotiating Project šneka apie tai, kad burbėtojai nesprendžia jokių problemų. Kad jei jau žmogus yra linkęs tiesiog ieškoti problemų ir ieškoti konfliktų, o ne juos spręsti, tai geriau su tokiu žmogumi yra out visiškai, nes yra labai sudėtinga bendrauti ir bendradarbiauti. Kitas dalykas, ką irgi užsirašiau, tai, kad tiesiog, jeigu konfliktai yra neišsprendžiami, o pakišami po kilimėliu, jie vis viena sugrįžta ir vis viena iškyla. Tai jeigu jūs darželyje turite tokią situaciją, kuri jūs erzina, tai neleiskite jai praslysti. Nes jeigu leisite jai praslysti, tai reikš, kad jinai grįž ir jinai grįž ir jinai grįž. Bet kas yra nepaprastai svarbu? Nepaprastai svarbu yra ir tėvams įsigilinti, kodėl mokytoja elgiasi vienaip ir kitaip, ir mokytojai įsigilinti, kodėl tėvai elgiasi vienaip ar kitaip. Aišku, šita situacija, apie kurią aš šnekėjau įrašo pradžioje, tai yra nediskutuotina, tai yra absoliučiai netoleruotinas elgesys. Bet šiaip dauguma situacijų vis dėlto turi dvi pusės ir yra abi pusės svarbios. Ir, mums netgi davė tokį pratimą, suskirstė mus poromis ir mes gavome kiekvienas vieno žmogaus istorijos pusę. Ir kai po to pasidalinome, atrodė, kad ir istorija yra visiškai ne ta pati ir ne apie tos pačius žmonės yra kalbama. O tai buvo tiesiog skirtingos tos pačios istorijos pusės ir perspektyvos. Dėl to nėra, kad viena pusė yra visiškai neteisi, o kita pusė yra visiškai teisi. Esmė yra ta, kad kažkiek tiesos yra abiejose pusėse ir reikia to noro
spręsti konfliktą ir spręsti situaciją iš abiejų pusių, kad galima būtų sėkmingai išspręsti. Jovita rašo, stengiamės atsiprašyti vienas kito, jei pasielgėme netinkamai. Tik kaip tą prašymą išlaikyti orų, nes pastebėjom, jog 6 dukra ima naudotis tuo sakydama, atsiprašau mama, gerai, atsiprašau jau. Geras klausimas. Kai kurie vaikai tikrai dažnai yra tiesiog išmokomi atsiprašyti. Ir tiesiog pasakyti žodį atsiprašau. Net neatsiprašyti, o pasakyti žodį atsiprašau. Bet jis nėra emociškai įkrautas. Jis yra tiesiog tuščias žodis. Aš esu girdėjusi ne kartą Lietuvoje sakant, kad geriau jau iš viso neatsiprašyti, negu atsiprašyti va taip be emociškai įkrauto atsiprašau. Vis dėlto aš manau, kad tiesiog atsiprašyti reikalauja elementarus mandagumas. Jeigu aš pasielgiau netinkamai, aš pasakau atsiprašau. Ar ne? Dabar, kai jau mes kalbame apie konfliktus, apie rimtesnės situacijas ir norime, kad jos būtų emociškai įkrautos, tai tokiu atveju reikia daugiau kalbėti apie situaciją. Daugiau kalbėti su vaiku, daugiau kalbėti su mokytoju. Apskritai, kai mes kalbame apie konfliktų sprendimus ir apie tokių įtemptų situacijų sprendimus, reikia tam skirti laiko. Reikia skirti laiko, kada mes susėdame ir apie tai pasikalbame. Tai Jovita, visų pirma, nesijaudinkite labai, nes kol kas dukrai yra tik tai 6 metai, ji tikrai išmoks. Dabar yra nepaprastai svarbu gebėti atskirti situacijas, kuriuose jau mes atsiprašome. Živilė klausė, esu skaičius, jei vaiką apibarė nepelnytai, padarai jam psichologinę žalą, kurios jokie atsiprašymai neištaisys. Kokia jūsų nuomonė apie tokį teiginį? Dabar mes apskritai nepaprastai daug kalbame apie tai, kas daro vaikams žalą. Aš esu girdėjusi tėvų sakant, kad jų vaikas patiria emocinį smurtą, jeigu yra verčiamas vakare eiti miegoti arba valytis dantis. Tai ne. Vaikus traumuoja fizinis ir emocinis smurtas ir ypač toks, kurį jie patiria nuolat, netgi tyrimai, tie jau tikro streso ir išgyvenimų tyrimai rodo, kad mums kenkia ne stresas, mums kenkia ilgai patiriamas stresas. Šiaip, kad mes patiriame stresą, nes yra adaptacija, nes yra pasikeitusi situacija, nes mes keliaujame, nes mes gyvename naujuose namuose, tai yra visiškai normalu. O toks stresas, kad reikia valytis dantis arba kad mes išgyvenome konfliktą, tai konfliktas yra geras dalykas. Konfliktas yra mūsų gyvenimo dalis. Jis rodo, kad mes esame gyvi, tikri žmonės. Vita rašo, ugdymo įstaigos neturi problemų ir konfliktų, nes krepšelis eina už mokyklos. Jei yra konfliktas, tai asmeninė mokinio ir tėvų tragedija. Aš vis dėlto manau, kad mes negalime taip apibendrinti. Mes turime apie tai kalbėtis ir kalbėtis nuoširdžiai. Ir labai dažnai yra problema, kai mes sakome ir turime iš ankstinės nuostatas, kad manęs neišklausys, man meluoja, man nenori padėti, jie specialiai taip daro. Kai mes net su mažais vaikais dirbame, mesgi labai dažnai juos mokome, kad jie nesakytų taip. Ar ne, kad jie nesakytų, jog, aš nenoriu, tas vaikas blogas, aš su juo nedraugausiu. Mes jį visai bandome įkalbėti, bet tu pasiūlyk jam pažaisti tą ir tą, gal jūs nueikite, pabandykite aną. Ir vaikai pabando. Tai lygiai taip pat su suaugusiais. Jeigu jūs turėsite iš ankstinę nuostatą, kad mokytojas nori jūsų vaikui pakenkti,
tai net pats nuostabiausias pasaulio mokytojas negalės padėti. Tai yra nepaprastai sudėtinga. Ai, beje, tai man priminė dar vieną dalyką, kurį šiandien pasakė, va dabar ieškau savo užrašuose, bet apibendrinant, na taip netiksliai aš procentų neprisiminsiu, bet ten buvo pasakyta, kad vaikus iš tiesų vaiko pasiekimams ir jo sėkmiai mokykloje daro įtaką tai, kaip tėvai sutarė su mokytojais ir kaip tėvai kalba apie mokyklą ar apie darželį namuose. Ir kuo jie gražiau kalba, kuo jie, ir nuoširdžiai gražiau kalba, tuo sėkmingesnis ir emociškai stabilesnis ir laimingesnis vaikas yra mokykloje ir darželyje. Ir aš manau, iš tos jau savo empirinės patirties, kad tai yra visiška tiesa. Kad tai yra visiška tiesa, nes aš pati pastebiu tiesioginę koreliaciją. Gali iš karto matytis, ar tėvai gražiai namuose šneka apie ugdymo įstaigą, ar tėvai tiki ugdymo įstaigą, ar pasitiki tuo, ką daro mokytojas. Nes jeigu yra tėvų ir mokytojų, ar tėvų ir mokyklos konfliktai, net jeigu jie nėra tokie tiesioginiai ir išreikšti, tai daro didžiulę įtaką. Ir ypatingai darželėje ir pradinėje mokykloje. Dėl to, kad vėliau vaikas įgyja savo perspektyvą. Jau 5 ir vyresnėse klasėse vaikas gali sakyti, mama neteisi, arba tėtis neteisus, arba galbūt mokykla arba darželis neteisus, arba mokykla arba mokytojas neteisus. Bet maždaug iki 10-11 metų dar vaikas dažnai myli ir tėvus, ir mokyklą. Jie abu yra autoritetas ir kai mato net ir tuos netiesioginius stumdymus, jam labai tas nepatinka. Ir netgi vienoje gimnazijoje po to, kai atsirado apsauga, kurie tam tikrą prasme prižiūrėjo, kad vaikai gerai elgtųsi, mokytojai pastebėjo didesnę paauglių įtampą. Ir vėliau, kai buvo įsišnekėta su paaugliais, jie patys pasakė, kad ta apsauga mokykloje kėlė įtampą ir vertė juos jaustis, tarsi mokykla yra nesaugi vieta. Tai įvyko tarsi save išpildanti pranašystė. Dar kartelį, aš tik tai norėjau baigti, nes iš tiesų ryšys nėra labai puikus ir mes vis nutrūkstame. Tai tiesiog norėjau grįžti prie to, kad mes turime bendradarbiauti vieni su kitais, mes turime glaudžiai bendradarbiauti vieni su kitais, turime įsijausti į vienas kito batus ir nors visai neseniai buvo paskelbtas tyrimas, kad lietuviai yra viena mažiausiai empatiškų tautų, aš norėčiau tuo netikėti. Aš manau, kad kai norime, mes gebame. Ir vien dėl labai paprastos priežasties mes esame lygiai tokie patys žmonės, aplink mus gyvena irgi lygiai tokie patys žmonės ir mes galime pamatyti pasaulį kito žmogaus akimis. Ir dar iš tiesų, ką norėjau pasakyti, tai, kad mes turime išmokti priimti tą kito žmogaus požiūrį ir kito žmogaus įsivaizdavimą. Dėl to, kad labai dažnai man Lietuvoje tenka susidurti su situacijomis, kur mes pasmerkiame. Pasmerkiame tėvus, jeigu kalbame apie pedagogus, arba pasmerkiame vaiką, kad jis užklijuojame labai greitai etiketę.
Ir lygiai taip pat tėvai labai dažnai pasmerkia mokytoją. Oi, ji dirba pirmus metus, ji neprofesionali, po galbūt 10 metų ji jau dirbs gerai, bet dabar tikrai ne. Arba ji nenori bendradarbiauti. Iš kur jūs žinote? Jūs klausėte? Jūs atėjote? Jūs bendradarbiavote? Jūs pasiūlėte bendradarbiauti? Ta prasme, kad mes labai greitai esame linkę pasakyti, kad mes žinome, kokie yra tikrieji motyvai. Aš pati visai neseniai, prieš turbūt porą savaičių, turėjau pokalbį su tėvais ir išeidamas tėtis sako, aš būčiau norėjęs visą tai žinoti prieš mūsų susitikimą. Ir per šituos mokymus aš būtent pasakiau šią frazę visai mūsų auditorijai, kad aš irgi dažnai taip jaučiuosi, nes mes esame daug greičiau linkę pasmerkti. Bet šypsena, ar ne, kad mes šypsomės matydami vieni kitus, ir atsiprašymas, kad mes atsiprašome, jeigu nesupratome žmogaus, atsiprašome, jeigu nesupratome jo perspektyvos, ieškojimas tų sąlyčio taškų. Ir jeigu mes gebėsime prieiti prie vaiko ir pasakyti, žinai, aš neturėjau tai pasakyti, žinai, man nereikėjo tai pasielgti. Tikriausiai vaikas mus apsikabins, prisiglaus ir pasakys nieko tokio. Ir tai bus pamoka ir mums, suaugusiems, kad tai ne griauna, o didina mūsų autoritetą. Ir kadangi turiu lėkti atgal į sesiją, o ryšys trukinėja, tai sakau jums iki pasimatymo. Ačiū už klausimus ir tik atsakau į paskutinį Monikos komentarą, kuri pasakė, kai nebebus vaikų namų Lietuvoje, gal tada tauta bus empatiška. Aš labai norėčiau, kad Lietuvoje nebebūtų vaikų namų, bet aš manau, kad čia nėra priežasties pasekmės ryšys. Aš manau, kad mes galime būti empatiški jau šiandien. Ir pagalvokite apie konfliktą, kurį turėjote su vaiku, paskutinį konfliktą, kurį turėjote su vaiku, ir nueikite ir atsiprašykite, kad jo nesupratote, kad pagalvojote kažką apie jį ne taip, ar pasakėte kažką netinkamo. Ir pamatysite, tai nėra taip sunku, kaip atrodo. Geros jums dienos, iki pasimatymo.